Taigi, sveikinuosi su jumis, šiandieną jau kovo 25 diena. Ir prieš keletą dienų pagavau paskutinį sumontuotą video iš žaliojo kyšulio misijos, kaip mes vadiname. Tai nusprendžiau, kad tikriausiai turėčiau pasakyti keletą žodžių prieš tai, nes praeina gan ilgas laiko tarpas, sako patarlė lietuviška, batsiuvys be bato, taip mes be video. Ačiū, buvo pakankamai teisingas sprendimas, kad buvo nuspręsta, kad viską montuojam ir maksimaliai publikuojam dar kelionės metu, nes tiesiog natūraliai komanda grįžta, išsiskirsto į kitus projektus ir kaip pasakyti, tie galai lieka ir iki to užbaigimo, kol prieina, tai užima laiko. Tai labiausiai pasiteisino iš tos kelionės montavimas čia ir dabar. Kadangi aš nesiekiu sukurti kažkokio tai populiaraus YouTube kanalo, tai pagrindinė šito video esmė yra, pradėkim jo nuo esmės. Pagrindinė video esmė yra tokia, kad potencialūs klientai, pažįstami giminės, besidomintis galėtų susidaryti įspūdį, kas aš, kas mes tokie, ką aš veikiu. Ir kartais tapti mano ambasadoriais, pasakyti, jums reikia ko tiesioginės, pala, ten Gintaras kažką su tuo veikia. Tai tikriausiai tai yra pagrindinis tikslas. Tai dėl to aš net baiminu, nes iš tikrųjų socialinių tinklų algoritmai man daro irgi meškos paslaugą. Kai aš pradedu daugiau publikuoti iš eilės, jie tiesiog jums neberodo to turinio. Nes visa tai yra logiška. Žmonės kuria turinį, aš nekalbu apie profesionalų, tiesiog kuria turinį, bet kokį turinį ir vartotojų, naudotojų yra daug, kiekvienas kažką įdeda ir kiekvienas nori sulaukti to patiktuko, laiko vadinamo. Ir algoritmas tiesiog, plus dar yra dalykai, iš ko gyvena tos platformos, tai yra reklamos pozicijos ir stengiasi tą jūsų laiką išnaudoti jie kuo efektyviau. Ir natūralu, kad jie nori padaryti įdomią tą platformą, todėl jums, jeigu aš darau kiekvieną dieną po video, tiesiog jums neberodys, nes galbūt kažkoks tai pseudomantas paėmė ir padarė video pirmą kartą ir algoritmas nori, kad jam būtų faina, kad jisai sulauktų patiktukų ir jo video iškels. Tai tikrai neturiu jokio tikslo šitoj vietoj daryti kanalą, bet galbūt ir turėčiau minčių, nes anksčiau aš savo buvau užsikėlęs labai aukštą kartelę, kad mūsų video turi būti TV lygio. Dabar mes pabandėm daryti su 360 kamera, tai viskas pakankamai supaprastėjo, pagreitėjo. Tai jeigu jau nesivelti iš viso, nes visi šitie video, ką jūs matėte, vis tiek Giedrius viską redagavo, režisavo, bandė pritraukti prie kažkokios tai siužeto ir panašiai. Bet visumoje, jeigu paimti tiesiog įrašą iš kameros ir juo pasidalinti, tai irgi yra vienas kaip iš variantų. O pagrindinė priežastis, kodėl aš vengdavau tokių dalykų, todėl kad, kai dirbi toj srity, norėtųsi atrodyti profesionalų visur kur, ir kai užmeta akį tavo kažkiek tai nekokybišką video, tai nepaaiškinsi, kad čia yra travel blogas ar kažkas tai tokio. Tai vat šita dilema, aš neturiu šiai dienai atsakymo. Aš žinau tik tai vieną, jeigu ne šitą kamerą, mes iš vis nieko nebūtume pasidarę, nes iš tikrųjų nepramogauti važiuojame ir laiko daug neturime tam skirti. Tai yra tokia mintis, kad galbūt tokiu būdu tęsti ir toliau, tik tai eliminuoti montavimą, sakykime, arba įdaryti labai grubų, tai yra katus, kas su video susiję, supras, apie ką aš kalbu, tiesiog sukarpyti, iškarpyti, uždėti kažkokius perėjimus ir ten nelysti nei color grade'us, spalvų korekcijas ir taip toliau. Taigi, užsikalbėjau, 25 kovo diena, prašom žiūrėti paskutinę seriją iš misijos Žaliasis kyšulys, o šiandien sulaukiau jau skambučio dėl visai kito projekto ir vat sėdžiu ir nežinau, gali būti, kad už 2 dienų aš jau turėsiu būti kitam pasaulio krašte. Tai
dar nepatvirtino. Bet operatoriai EU, kaip aš norėčiau juos matyti tarptautinėje erdvėje, tai būtent kaip greito reagavimo būrys, kad mes susirenkam, varom, darom ir padarom. Tai kaip svatas, paprasčiau kalbant, kaip mane jau pradeda ir pristatinėti pasaulyje, kad tai yra svatas, kuris atvaro ir padaro. Tai siekiamybė yra tokia, šitą dalyką mes labai aiškiai šiai dienai komunikuojame ir matom, kad tai sulaukia susidomėjimo. Taigi net ir šiandien, paprastai kalbant, aš nesu tikras, kur aš būsiu penktadienį, šeštadienį. Tai visko gali būti, kad aš jau būsiu visiškai kitoje vietoje. Taigi gero žiūrėjimo ir iki. If I wasn't here, you guys probably need this small crap 3 cars. Yeah. You will pay so much money for it. I know now what. Tai labas rytas. Vakar tikriausiai nutrūkome prie bagažo ir taksi paieškos. Tai priėmėm tokį sprendimą, kad pasimti viešbutį Bristolio vėlgi centre, visiškai šalia traukinių stoties. Atvykome pakankamai vėlai, užsisakėm taksą, beje, čia svarbi informacija dalinai. Pas mus žiauriai daug bagažo, tai žmonės nesugeba tie, kurie, kai tu sakai, ta prasme, kažkam, tai, hebra, žiūrėkit, labai daug bagažo, 6 dideli ir 6 cabin bagai. Ir jie nesupranta šito. Tai sakau, duokit mum vaną, konkrečiai būsiką, mum neįdomu, jau jokia lengvoji mum netinka, ar tenai koksai nors kedis prailgintas maksi, ne. Tai Uberis, mes jau supratom, kad reiktų imti 2 automobilius, Boltas tas pats veikia, čia ir Boltas, aš po to dar vakare pasižiūrėjau. Tai aš nuėjau prie staliuko oro uoste, grinai, kur taksi, ten išėjus iš karto yra jų ofisas. Ir kainavo 90 eurų kelionę, pilnas mikroautobusas į Bristolio centrą. Nuo oro uosto iki Bristolio centro nėra jokių kelių, kur čia yra, aš bijau dabar suklys 16 gal kilometrų. Tai pirmas dalykas, ten net nėra nei pešiųjų takų, kad tu galėtum kažką kitaip daryti. Žodžiu, jokių galimybių. Tai vienintelė galimybė tik tai važiuoti į miestą. Tai šiandieną ryte jau buvo pusryčiai, dabar mes jau atlaisvinome kambarius. Beje, Holiday Innas maloniai nustebino, sutiko pasaugoti iki vakaro mūsų bagažą. Tai dabar planuosime eiti į miestą vaikščioti, nes mūsų autobusas, kuris išvyksta į Lutono oro uostą, judės tik tai 10 vakaro. Tai praktiškai mes dabar turime gražią dieną Bristolėje be lietaus. Yra dabar 11:42, laikas nuo Lietuvos 2 valandos skirtumas. Patikslinkim. Greičiausiai jo, manau, kad taip. 2 valandos. Tai, žodžiu, einam vaikščioti, pabandysim nueiti į mokslo muziejų, pasinaudoti savo tarptautiniais žurnalisto pažymėjimais, aplankyti, pasižiūrėti. Tai 16 minučių mums nuo šitos vietos rodo ir keliaujam pasivaikščioti, nes turime praleisti nemažai laiko iki bus autobusas.
varom į kalnus. Realiai tai mums kaip lygumų gyventojam, tai va taip pabėgioti jau būtų daugeliui gal ir sunkiau, bet, kaip sako, operatorė jau turi biškį ištvermės, tai užlipsim kaip nors, dar liko nemažai. Tai ką papasakoti įspūdį, žodžiu, negali iš tikrųjų juoktis ir juokauti, kai žmonės turi problemų ir nusprendžia užbaigti gyvenimą. Tai labai rimta, liūdna tema. Ant tilto yra lentelė, kad galima pasiskambinti nemokamu numeriu ir, aišku, bandys padėti. Tai pakankamai yra aukštai ir mano nuomonė, plojantis į vandenį, šansų išgyventi visiškai nėra. Tai, o kas liečia patį tiltą, tai praėjome aukštai tarp dviejų uolų, matosi va toj pusėje akmuo visiškai, Bristolis toj pusėje graži panorama, šitoj pusėje nežinau, kas toliau mūsų laukia, o čionai apačioj irgi Bristolis, tai kaip ir tiesiog leidžiam laiką, nepasakyčiau, kad labai jau čia kažkas tai įspūdingo, bet kai jau keitė antrą kartą, tai įdomu. Kol ėjome iki šitos lankytinos vietos šito tilto, tai Povilas sugebėjo išsilaikyti anglišką sertifikatą reikalingą skraidyti su dronu, bet drono mes nepasiėmėm, tai jisai sakė, kaip būtų gerai, kad turėčiau, jau galėčiau legaliai kilti čionai. Tai tada Giedrius sako, gal būtų visai įdomu, jeigu Povilas papasakotų plačiau apie savo veiklą, papasakotų detaliau apie dronus. Tai prašom, mylėjai, Povilo informacija, manau, kad bus sukramtyta, tiksli ir būtent tai, ko reikia, nes aš skaitau, kad jisai yra tikrai vienas iš tų geriausių Lietuvos dronistų. Tai aš jį asmeniškai vertinu tik tai taip. Kelionės pradžioje užklausai, ko tikėjausi, tai tikėjausi realiai nieko baisiai stebuklingo iš tų sąlygų, nes įsivaizdavau, kas manęs laukia. Pačioj kelionėje realiai vieno dalyko
ko nesitikėjau, kas nutiko 2 ir 3 dienoj, beskraidant, tai kad jau prie manęs priėjo žmonės ir sako, žiūrėk, tu prie mūsų per arti skrendi, kai maždaug jie ten su tais kaitais varinėja per bangas, aš jiems iš paskos varinėjau ir ten tai iš toli, tai iš arti, tai iš toli, tai iš arti, su įvairiausiais planais, tai va tas buvo gan kiek nustebino mane. Dabar esam, toj pačioj saloj, kas liečia bendras taisyklės, tai ten irgi palaida bala, ten kadangi žmonių tas toks maždaug išsivystymo lygis nėra ten baisiai pažengęs, tai vėlgi tos taisyklės ten niekas nieko nekreipia dėmesio, realiai ten prie kokių karinių objektų neskraidyk ir pretty much you're good. Dabar atvykom, pavyzdžiui, į UK, kur nebuvau jau kokius netoli 10 metų kažkas tokio. Tai nustebino, kad su dronais pati tvarka čia, bet bevaikštant ir bežiūrint kraštovaizdį, sugebėjau išsilaikyti vietinę licenciją, nes mūsų europinė licencija čia negalioja, kadangi nėra ES šalis. Tai testukas iš 40 klausimų, surinkau 36 teisingai. Patys klausimai ir patys atsakymai yra tikrai labai informatyvūs ir kaip pavyzdžiui pas mus yra taip, kad taip pat tas A1, A3 testas yra taip, kad tu turi pražiūrėti daug informacijos ir tada turi laikyti tą testą, tai čia tiesiog duoda laikyti tau tą testą ir ten bandyk kiek nori, kai jį pasidarai, sumoki ten apie 12-15 eurų ir panašiai. Tai patys klausimai ir atsakymai, jie buvo tikrai labai informatyvūs ir suteikiantis daug informacijos žmogui apie tai, kas yra galima, kas yra negalima, kas yra protinga, kas yra neprotinga. Tai labai teigiamai nustebino. Tada kitas dalykas, bevaikštant irgi bežiūrint, kas aplinkui čia vyksta, dar sugebėjau telefoną susirasti aplikaciją, kurią čia vietiniai dronistai naudoja. Ir taip pat užsiregistruoji, susidedi savo Flyer ID ir Flyer ir Pilot ar kažkas tokio. Žodžiu, yra 2 ID. Pirmas yra tas, kuris ownina patį droną, kam priklauso dronas, kitas yra tas, kuris skraido. Ir maždaug susidedi tą visą informaciją, susiregistruoja droniukas. Ir realiai turi tašką, pasižiūrė, ten nėra raudonos zonos ir tu pretty much gali skraidyti tam tikrai iki 120 metrų aukščio, tam tikroje vietoje ir tam tikrų maršrutų. Dabar klausimas. Licencijos gavimas reiškia periodas. Dabar tu išsilaikiai, tu teoriškai jau gali skraidyti, imti ir skraidyti. Taip. Lietuvoje tas pats greitis. Laiko galiu skraidyti. Dabar vienas dalykas, kad jeigu norėčiau komerciniais tikslais skraidyti, kad nufilmuoti ir už to uždirbti pinigus, aš turėčiau dar atnaujinti tam tikrą skiltį informacijos, tai pat susirasti, kur galėčiau apsidrausti. Lietuvoje mes draudimų šitiem reikalam neturim, o tai, ką turi, yra tam tikrų variantų, bet tie variantai yra tik dėl vaizdo. Ta prasme, realių draudimų šitiem dalykam nėra, kad, pavyzdžiui, tu nukritai, padarei žalos ten kažkam ir arba apsidraus, kad tau droną kompensuotų ten ir taip toliau. Tai tokių dalykų apart DJI Care ir taip toliau nieko panašaus neturim. Dar jeigu kalba eina apie savadarbius dronus, tai ten iš viso dar kitas miškas, apie kurį galėsim pradėti po 10 metų kalbėti, gal kažkas tokio. O čia jau yra siūloma normalus draudimo planai, kur jeigu, tarkim, tu skraidai su lifteriais, savadarbiais ar ten dar kažko, tu jau gali apsidraust ir tokiu būdu komercinę veiklą vystyti. Dabar ta greitoji licencija tiesiog online, kur pasidarei, jinai skirta tam tikros kategorijos dronui? Ar jau tu gali nuo Inspiro skraidyti iki Mavico 4? Dabar tiek giliai neįsigilino, nes vėlgi eidamas ir bežiūrėdamas kraštovaizdį, tai vieną akim išsilaikiau. Tai kaip supratau, ten visa situacija su A1, A2, A3, STS ir taip toliau yra gan panaši, tik ten dar skirsto pačius dronus, kaip pas mus ten yra tas C0, C1 ir taip toliau, tai čia UK0, UK1, UK2 ir panašiai ten. UK0 ten mažiukai dronai, ten kur iki 250 gramų, UK1 iki 900 ir taip toliau. Tai šitą dar reikėtų pasižiūrėti, pasigilinti, kas kur ką kaip, bet pretty much ten
metams laiko. Dabar vat išsilaikiau A1, A3, jeigu neklystu, jo, tenais A1, A3. Nu ir jau pratimač galėčiau skraidyti čia. Jeigu norėčiau didesnius dronus, savadarbius dronus, ten arčiau pastatų, arčiau žmonių ir taip toliau, ten galbūt dar yra toks niuansas, kada jeigu nori draudžiamoj zonai pakilt, manęs pareikalautų papildomų tų visokių STS-ų ir taip toliau ir panašiai. Šiek tiek išsiplėtojant apie pačius iššūkius, beskrendant tokioj užduotį, kada tu turi sekioti pakankamai greitai judančius objektus, tai yra kaitininkai ant vandenyno arba jūros vandens, nesvarbu tai, kad tas pats vanduo pilnas druskos. Tai iškyla iššūkiai keli. Pirmas, kad vanduo pats, jeigu tu skrendi žemai, kai eina bangos, eina purslai, tai va eina drėgmės pakankamai nemažai į orą ir tada būna tos druskos nemažai. Ir ta druska, jeigu su drėgme patenka į patį droną, tai gali pakenkti ir labai greitai, ten ant minučių, drono elektronikai. Tai reiškia, kad kažkur užtrumpins, kažkur ten korozija padarys savo ir tau dronas tiesiog nukris. Dabar kitas dalykas. Tu skrendi pakankamai greitai, šalia, tiksliau iš paskos arba iš šono arba iš priekio, šalia skrenda plaukiančių žmonių, kuriuos traukia kaitas. Tai tu turi labai įtemptai stebėti, kas vyksta ne šiaip kažkokiai vienoj vietoje, bet visam paveiksliukyje, kurį tu matai per drono pulto ekraną. Tai reiškia, kad tu turi stebėti, kokiu tempu juda pats kaitininkas, kur jisai laiko šitą dalyką, nepamenu koks pavadinimas, ir eina lynai. Turi labai įtemptai stebėti, į kurią pusę jisai varo, nes pagal tai žinosi, į kurią pusę trauktis ir ar žemėti, ar aukštėti, ar tiesiog atsitraukti. Nu vėlgi, dabar su tais atstumais, kaip minėjau, vėlgi, per arti negali varyti, nes jie gali staigiai sustoti, nes paprasčiausiai plauks, pamatys, kad jiem ten ant bangos neužlips, nu ir sustos, apsisuks. Jie tai padaro pakankamai staigiai. Tai vėlgi, tu turi būti pasiruošęs, besekdamas juos, padaryti staigų manevrą, atsižvelgdamas į kurią pusę jie suksis, nes vėlgi, tu turi stebėti tą jų laikomą dalyką. Pagal jį matysi, į kurią pusę tu gali skristi. Staigiai aplink juos apsisukti ir arba tiesiog nueiti į kitą planą, ką aš mėgstu dažniausiai daryti. Tai prieš šokdamas prie kažkokio vieno objekto, prasiorbituoju, prasižiūriu, kas kur yra ir, pavyzdžiui, jeigu matau, kad yra vienas kaituotojas, kitas kaituotojas, seku, varau ir, pavyzdžiui, jeigu vienas, tarkim, ar tai apsisuka, ar sustoja, ar kažką tai padaro, arba pajuda iš kadro, tiesiog nueinu prie kito objekto. Tokiu atveju tu turi tokį vieną tęstinį įdomų kadrą su skirtingais planais. Tai čia vat vienas toks vat iš pačio darbo. Ar prieš tas varžybas buvo kažkokių super pavojingų situacijų, kur pas biškį krūpteliai kažko tai nenumatėjai, bet paskui gal saugojasi tam tų tikrų situacijų? Man asmeniškai pavojingų situacijų nebuvo. Tokių, kurios, va, tarkim, sukeltų kažkokį tai jaudulį ar ten, nes paprasčiausiai esu skraidęs tarp greitai judančių žmonių, mašinų, esu skraidęs atviroj jūroje, prie labai didelio vėjo, kur krūptelėjimą sukėlė tai, kad beorbituojant plaukė laivas iš Klaipėdos į Kylį. Laivo greitis apie 50, vėjo greitis apie 30. Tai tau vien, kad galėtum laikytis šalia laivo, tau reikia gebėti išvystyti tarp 80 ir 100 km/h. Tai vienu momentu, beskraidant, čia jau su Inspire 2, orbituoju aplink šitą laivą ir nuo vėjo gūsių dronas apsisuko. Ir kai aš mačiau, kad jisai taip pradėjo suktis, man galvoje atsirado idėja, kad taip susisukti dronas gali, kai pas DJI, jeigu yra toks safety feature, jeigu vienas motoras praranda propelerį, nulūžta ar dar kažką, tai su 3 kitais motorais jis bando kompensuoti ir jis pradeda greitai suktis aplink save. Tai man tuo momentu atrodė, kad galbūt propeleris nulūžo nuo to ar tai vėjo gūsiai, ar ten dar kažkas tai apkrovos. Bet po vieno apsisukimo sustojo, tada supratau, kad viskas tvarko, tiesiog nuo vėjo gūsio toks dalykas. Tai apturėjus labai karštų tokių visokių situacijų, tokį variantą tau, O dabar
Klausimas tos, būtent sugrįžtant prie varžybų, ar yra tam tikra riba vėjo greičio, kur tu tiesiog jau pagal savo patirtį rizikuotum, bet jau žinotum, kad 5x5 tau pavyks kažką nufilmuoti ir iš principo išsaugo droną? Dabar grįšiu prie to atvejo su paskraidimu tam Baltijos jūroje. Pačioje pradžioje klientas sako, pasiimk Mavicą, užteks. Pasiėmiau dėl visą piktą ir Inspire. Ir buvau labai teisus ir labai teisingai padaręs sprendimą, kad pasiimt didesnį droną, nes paprasčiausiai ten, jeigu būčiau pasiėmęs ir pasikėlęs Mavicą, tai realiai viso gero Mavicai, tu jo nebūtum gebėjęs susigrąžinti. Tai šiuo atveju tai, koks yra vėjas, tau yra tiesiog, tas vėjo visos greitis ir panašiai, tau yra tiesiog kintamasis, į kurį tu turi atsižvelgti, žiūrėdamas į drono specifikacijas, prie kokio vėjo maksimaliai dronas gali skraidyti. Plius dar pačioj vietoje turi pasitestuoti, ar nėra kažkokio tai taip, kad gamintų, kaip yra, jog gamintojai meluoja specifikacijose, parašo vienus skaičius, nors realybėje būna kiti skaičiai, tai turi dėl to realiai įsivertinti. Tai šiuo atveju pasižiūrėjus, pavyzdžiui, Mavico 4 specifikacijas, maksimalus greitis iki 97 km/h, kurį betestuojant man pavyko pasiekti. Tai vėlgi čia yra pakankamai geras ženklas, pavyzdžiui, tokiam renginiui. Jeigu imt kokį Mavic Mini 1, Mini 2, ar tam tos mažiukus visus minikus, tai jau būtų labai pavojinga. Supratau. Ačiū. Informacija. Tai parinksiu dar truputį Giedriui medžiagos. Dabar yra 23:28. Mes varome su autobusu iš Bristolio į Londoną ir turėsime persėdimą iš Londono į Lutono oro uostą. Tai planuojamas atvykimo laikas į Lutono oro uostą yra apie 3:30 ryto, skrydis, jei neklystu, 8:50, tai nieko labai daug laisvo laiko ir nebus. Buvo toksai klausimas, nes aš pirkau dar bilietus į šitą autobusą, į šitą įjungiamą į autobusų reisą Flixbusais, dar būdamas Cape Verde prie baseino. Ir aš tokiuose projektuose griežtai vadovaujuosi taisyklė, kad vietos interpretacijai čionai nėra. Ir aš superku lygiai tiek bagažo, kiek man reikia. Ir nebandau taupyti, kad po to nesusidurti su tokia situacija, kai sakys, jeigu kažkas nepatinka, tai galite, ponas, ir nevažiuoti. Tai mes turėjome tokį dar neaiškų dalyką, nes man nedavė pirkti, kai aš pirkau bilietus, papildomą bagažą, ir čia priklauso rankinis krepšys, minkštas, kuris telpa būtent čionai autobuse, ir 20 kg lagaminas. O papildomą neleido dapirkti. Ir ateinam prie vartelių autobusų stoty ir yra, kaip ir būna oro uostuose, pasitikrinti bagažo dydžiui. Bagažo leidžiamam dydžiui pasitikrinti toksai, kaip pasakyti, nežinau, dėžutė, grotos, nesugalvoju tinkamo pavadinimo šiai minutei. Tai nebuvo galimybės per aplikaciją keisti užsakymo, ta prasme, nei dadėti nieko neleidžia, nors rašo, kad turėtų. Tai priėmėme sprendimą dapirkti dar 6 bilietus. Nėra čia brangus bilietai, po 15 kažkur tai svarų gavosi, 90 eurų sumokėjau. Vieną kartą 90 eurų kitą kartą. Ir dapirkom dar 6 vietas ir automatiškai gavosi dar 6 bagažai. Tai vairuotojai tą parodėm, jam labai patiko ir pretenzijų nebuvo, todėl dabar visi praktiškai miega per 2 vietas. Oficialiai išpirktas mūsų 2 vietas. Tai dabar judame link Londono. Londone
turėsim gal valandą 20 persėdimui į kitą autobusą ir tada jau turėtų išleisti prie Lutono oro uosto. Ir jau eisim į uostą, laukti, kol atidarys registraciją, prisiduoti bagažą. Na ir tada kaip įprastai saugumo patikra, apsižiūrėjimas kokiam nors duty free, kur iš esmės mums nieko nereikia, bet tiesiog, kad kažkaip tai praleisti tą laiką, laipinimas ir skrydis namo. Visi jau iš tikrųjų pasiilgom namų, norim grįžti, nes iššūkių pilna kelionė, daug padaryta, daug nuveikta, yra tikrai vidinis pasitenkinimas, kad sugebam, kad padarom, kad atvažiuojam, parodom lygį ir nekrentam veidų į purvą. Bet iš tikrųjų jau norisi namo, jam norisi pas šeimas, miegoti savo lovoje ir taip toliau. Tai kitaip kelionės atgal planuoti buvo ir neįmanoma dėl labai bjaurios logistikos. Tai tiek šiam kartui. Tai mes šiuo metu randamės šalia Viktorijos autobusų stoties. Mus išleido va taip ant kelio. Tenai tą kryptimi turime autobusų stotį, bet stovėjo apsauginis, žiūrėjo bilietus ir žodžiu pasakė, kad mums reikia eiti tiesiai, pereiti kelią ir bus kita stotelė. Tai dabar esame stotelėje numeris 6. Tai pabandysiu pakelti, parodyti. Ir va čia va turime apie valandą laukti autobuso. Tai infrastruktūros jokios, nei tualeto, nei nusipirkti vandens ar kažko tai. Tai va šitoj vietoje Londonas pradeda nuvilti, nes tikrinsim žemėlapį tiksliai kur, bet praktiškai turėtume būti Londono centre. Tai vat, kas liečia tokį persėdimą, kur įsivaizdavome, kad tai vyks autobusų stotyje ir turėsime galimybę, kaip sako, nueiti į tualetą, nusipirkti vandens buteliuką, to neturime. Tai vat, nemaloniai iš tikrųjų šitą vietą nustebino, bet ką padarysi, turim valandą maždaug laiko ir lauksime čionai atvažiuojančio autobuso į Lutoną. Taigi, iš tikrųjų, kai stovėjome autobusų stoteliai, pakankamai greit atvažiavo autobusas. Mes nesame tikri, kad pagal laiką tai yra tas autobusas, kuris turėjo būti, nes jis atvažiavo, sakykim, 40 minučių anksčiau ir jie čia, kaip supratau, kursuoja nuolat, čia labiau skaitosi jau kaip priemiestinis, nes mes atvažiavom tarp miestinių. Bet kitas dalykas, važiuojam savo ramiai per centrą, atsiranda kvapas autobuse, kaip laidai sviltų tokio, žinai, ir kažkas tai lyg ir dega, bet ramiai važiuojama ir vienoj sankryžoje jau pribėga prie vairuotojo, rodo, kad jam jau dūmai rūksta, tai vairuotojas sustoja, šiaip apsižiūrėto, mums tai pirma mintis gal mūsų akumuliatoriai, nedaug dievė, nes mes vežamės tikrai nemažai akumuliatorių lyčio. Tai va, bet vairuotojas apsižiūrėjo, pasirodo greičiausiai, kad ar sankaba, ar stabdžių kaladėlės, kažkas tai iš tų dalykų. Tai dabar sustojam, laukiam, tai ir kvapas jau pradėjo dingti. Iš paskos važiuoja kitas autobusas, kai tik tai jisai privažiuos. Tai mus į jį ir perkels, tai greičiausiai ir bus tas autobusas, kurio ir turėjom važiuoti, kuris yra vėlesnis, nes mes rodom tą bilietą ir jisai žmogus, tipo, jo, nežinau, tipo, sėskit ir viskas, tai nelabai ten gilinos, nelabai galėjo tą QR kodą nuskaityti. Tai dabar tiesiog laukiam kito autobuso Londono centre, persėsim ir judėsim toliau link Lutono oro uosto. Tai va, tai šiuo metu turime 4 ryto.
Jau esame oro uoste. Lutono, sėdime Starbucks'e, nes turime laiko, kol galėsim pradėti pridavinėti bagažą. Daugiau nelabai ką ir yra vykti, belieka laukti, tai jau beveik finišo tiesioji. Autobusas buvo pakeistas. Pirmasis vairuotojas tai mane nustebino, žinot, kaip iš to pasakymo, ten kur valytojas klausė kosmodrome, ką čia darai. Sako, aš leidžiu čia kosminius laivus į kosmosą. Tai jis maždaug tokiam pačiam lygiui su to autobusu, kur su pirmojo važiavam ant tiek norintis padėti, ant tiek taktiškas. Tai, matosi, kad tikriausiai jisai dirba savo svajonių darbą. Tiesiog dirba savo svajonių darbą, ko ir palinkėčiau iš tikrųjų kiekvienam. O mes šiandien truputį relaksuojame šiai minutei ir laukiame, kada galėsime priduoti bagažą. Gerai, Linuka, ačiū tau, ačiū. Все, lėkit, paleiskit šitą. Viskas buvo aukštam lygiai. Susirašysim toj. Ok, iki. Tai va, šiandien turime Giedriaus gimtadienį, parskridome į Kauną. Viską darėm greituoju būdu, nes visi iš tikrųjų žiauriai pavargę. Ir tiesiog jau filmuoti niekam nebesinorėjo, tai sėkmingai gražiai nusileidom, susirinkom bagažą, atsivarėm automobilius, o Giedrius bandys laukti transferio į Gargždus. Tai tiek.